Sveiki. Šiandien pristatom dar vieną įrankį, padedantį rajono ir miesto įstaigoms informuoti gyventojus apie planuojamus ir jau šiuo metu vykstančius įvykius ir tokiu būdu palengvinti pačių įvykių skelbimą, kai suteikiama teisė juos skelbti ne tik administratoriui, bet tam operatoriui, kuris buvo patvirtintas kaip turintis tokią teisę. Tad apie viską iš pradžių. Pranešimas, kai jis atsiranda sistemoje, yra parodomas gyventojams, tai yra tam tikrų tekstų ir mirkskančia ikonėlė. Paspaudus ant jos yra matoma visi darbai šiandienai, rytoj, poryt, priklauso nuo jų statų. Įvykis, pradžia, pabaiga, lokacija. Jeigu yra keli įvykiai, galima kažkurį iš jų prisekti prie viršaus. Ir tokiu būdu gyventojai yra informuojami. Tam, kad paskelbti įrašą, administratorius bus patvirtinęs vieną ar kelis darbuotojus, kurie įvedęs čia savo elektroninio pašto adresą, gaus prisijungimo nuorodą, kuri galioja 1 valandą. Laikotarpiai ir galimybės funkcionalumai yra keičiami. Tada jisai nuėjęs į savo elektroninio pašto dėžutę, matys štai tokį pranešimą ir jį paspaudęs galės talpinti informaciją aktualią gyventojams. Taip pat galės matyti ir savo anksčiau skelbtus pranešimus. Kai kurie bus lauks patvirtinimą, jeigu yra toks nustatymas, jeigu ne, tai bus matomi iš karto. Tiesiog suvedus informaciją, datą įvykio ir planuojama jos pabaigos datą, kada nustos būti rodomas pranešimas sistemoje, galbūt kategorija, na ir žinoma svarba. Labai greitai darbuotojas operatorius pateikia pranešimą ir jisai atsiranda sistemoje. Pirmasis prisegtas buvo šis, antrasis šis. Viskas. Gyventojai patenkinti, visi informuoti.